Gurmaniški pietūs kitaip. Tai receptų knyga gimusi iš meilės maistui, kelionėms ir vienas kitam. Edita Puiskienė ir Artūras Puiskis pristato pirmąją savo knygą, kurioje sudėti geriausi Europos meniu perlai. Jau 11 metų esame drauge, labai vienas kitą mylim, žengiam gyvenimo keliu koja kojon. Ir pakankamai ilgą laiko tarpą turėjom bendrą šeimos verslą, kol prieš 1,5 metų tiesiog nepribrendo toksai momentas viską mesti ir kažką gyvenime pakeisti. Renginyje būriavosi esami bei būsimi gurmanai. Svečiai buvo vaišinami įmantriais patiekalais, skambėjo akordeono prancūziški garsai, darbavosi profesionalus fotografas. O autoriai papasakojo, kaip gimė mintis parašyti knygą bei ką kiekvienas ją įsigijęs gali joje rasti. Taigi, mūsų istorija knygos prasidėjo maždaug prieš 7 metus, kai teko persikraustyti į labai nuostabų miestelį Belgijoje, vakarų Belgijoje, Briugė. Vėliau grįžom į Lietuvą, irgi labai to džiaugiamės, bet mūsų keliavimo liga jau buvo tapusi neišgydoma, todėl tęsiam savo misiją, vykom toliau į skirtingas Europos gurmaniškus regionus, pavadinsiu taip. O tuo tarpu savaitgaliais gamindavom namuose, parsivežę įvairias idėjas bei tokius patiekalus, kurie Europoje tapo iš tikrųjų pakankamai žymus. Tai šiandien iš tikrųjų ir norėtume su jumis pasidalinti visom sukauptom žiniom per šį ilgą laiko tarpą, kadangi tiesiog, jeigu nebūtume to sudėję į knygą, tai turbūt galva nuo visko sprogtų, nuo tos visos energijos ir labai tikimės, kad mūsų knyga tiesiog spinduliuos jūsų namuose, jūsų virtuviai tą atmosferą, tą kvapais, energiją. Tai knyga iš tikrųjų vadinasi Gurmaniški pietūs kitaip, Europos meniu perlai. Jinai sudaryta iš 2 dalių. Tai pirma dalis dedikuota yra straipsniams, kuriuose Edita aprašė pagrindinius Europos gurmaniškiausius produktus. Produktus, patiekalus, delikatesas. Antra dalis knygos dedikuota receptams, kuriuos patys gaminame. Kiekvieną iš jų patys fotografavome. Tai čia sudėjau, kaip ir Artūras minėjo, 7 metų savo nešiotas žinias, ieškojimus, nes įvykis, kuris labiausiai gal pakurstė tą domėjimąsi, buvo, kai lankėmės vieno šampano gamintojo Rūsyje, Rusijose, ir mes buvome kaip svečiai iš kitos šalies, mums buvo tai nauja kultūra, naujos tradicijos. Ir tiesiog prie mūsų akių priėjo vietinis paauglys, kokių 12-14 metų, ir su vietiniu tiesiog rusų darbuotoju pradėjo šnekėti apie šių praeitų metų derlius, apie vintažinius šampanus. Ir aš tada tiesiog supratau, kad jam to maisto tradicijos, ta kultūra yra tiek sava ir tai kaip kasdienybė, tai kas mums galbūt yra nauja, dar ateina, aišku, pas mus irgi labai įsitvirtina pamažu. Ir tada gimė toks noras sužinoti daugiau, kas, kaip atsiranda, kodėl jiem tai svarbu. Taigi per tuos metus, kaip Artūras minėjo, gyvenom nuostabioje Belgijoje, turėjom galimybę viską apvažiuoti, viską ragavau, susitikinėdavom su gamintojais, su maišytojais, augintojais, visko klausdavau, aiškindavausi ir tiesiog visos ilgo ieškojimo žinios ir sugulė į knygą. Aprašiau Europoje gaminamus gėrimus, kaip konjakas, šampanas, kalvadosas, grapa, Europos sūriai, skirtingų valstybių populiariausi, trumai, austrės. Ančių kepenėlės irgi pakankamai. Sužinosite, kodėl ančių kepenėlės tokios svarbios žydų kultūroje, taip pat kodėl Normandija taip išsiskiria vienintelį iš kitų Prancūzijos regionų. Pabandžiau viską parašiau taip praktiškai, pabandžiau, kad būtų įdomu, naudinga, informatyvu skaityti, ką, su kuo, kaip valgyti.
Taigi, tai knyga ir tiems, kas mėgsta valgyti, ir tiems, kurie mėgsta gaminti, ir net tiems, kurie domisi maisto kultūra, faktais bei prieš miegą mėgsta paskaityti. Autoriai sako, kad ši knyga turi būti virtuvės akcentas, kuris būtų ne eksponuojamas, o naudojamas. Bandau užbėgti įvykiam už akių, jeigu manote, kad knyga skirta dideliem gurmanam ir išskirtinio ypatingo maisto mėgėjam, tai tiesiog noriu paklausti, kas nemėgsta skaniai ir su meile paruošto maisto. Tikriausiai mėgstate visi. O antra vertus knyga, jeigu net ir neketinate gaminti, bus labai įdomi tiem, kurie nori iš esmės, iš vidaus ir iš giliai įžengti į kitokį Europos meniu pasaulį, kultūrą, tradicijas. Ir labai tikimės, kad knyga nedulkės jūsų knygų lentynoje, jau bus naudojama, lankstoma, skaitoma ir virtuvėje, ir vakare lovoje.